aristocracy who frequently invited each other to their residences to enjoy long weekends of entertainment, dining and frivolity. Jos saugios, seniau žmonės buvo gerokai mažesni. Pasiimi taip ir eini. Sesė, ar tau patinka šitas pasakų herojus? Taip labai. Aš galiu tiesiog su to pasakų herojum. Borvikas tau. Čia baisiai, čia galva įkiša, va čia galva. Ir čia tikriausiai nukrūvinta dar anų laikų. Fufu. Nukrūvinta? Čia žiūrėk, nudėvėta. Kraujas. Įsigėręs net į medį, matai, medis išpurpas. Krūvinta. Fui. Na, šik čia. Čia dėjai kažkoks Čia už... kamštis. kad neįlystų. Čia burnai užkimšti. Žmonės. Neįktų. Ką jums, ponas, papasakote? Nu, štai istorijos, žmonės pasisemkė šiek tiek istorijos išminties. Šiandien mūsų laidoje dalyvauja Loreta. Jie papasakos apie šitą nuostabią Voriko pilį. Prašom, jums profesorė žodis. Visiems buvo pirmas kartas. O čia yra nuostabi Voriko pilis. Čia jinai senovinė pilis. Čia gyvena žmonės senovėje. Teskite. Čia gyvena senoviniai žmonės, buvo karai, čia yra šitas griovys tam, kad priešas nepraeitų. Paprastai, kai būdavo priešų užpuolimai, šitos griovius pripildavo vandens. Čia aš iš tikrųjų žinau, ką sakau. Čia vandens pripildavo labai masyvios sienos. Jos daromos be jokių laiptelių. Nuo šitų bokštų kareivių apžvalgos ratas, kad nuo toli matytųsi, kad kažkur kažkas tai yra judesys ir iškart praneša kariaunai. Tada ruošiamasi gynybai. Čia yra vartai, tie vartai paprastai būdavo uždaromi, tokiais kolais, nuleidžiama šitą, čia nepatekdavo. Tokiais, nuo šitų vietų būdavo mėtomi akmenys, ugniniai visokie padegti daiktai ir taip toliau. Tai jiem daiktus ten padegdavo? Jo, padega ir mėto, kad neįeitų. Per šitos šlaitus būdavo labai sunku priešui lipti. Visas pilis yra gynybinė, dėl to padaryti labai maži langiukai, per kuriuos būdavo šaudoma. Gerbiama Loreta, ar galite papasakoti, kas tai yra per prietaisas, kam jis buvo naudotas senovėje? Šitas prietaisas, ko gero, nuleisdavo, nežinau, gal vartus, gal ne. Iš išorės negalėjo būti nuleidžiami vartai. Gerbiama Loreta, tai prašau pasakoti, toliau tęskite. Ką galima sužinoti įeinant per šios nuostabios pilies vartus, apie šitas būtent šoninės dureles. Durelėse būdavo... Ar tai ne Buratino durelės? Ne Buratino, čia būdavo kariai. Saugodavo ir jų tenai būdavo angos, visos čia būdavo sudėti ginklai. Tenai būdavo kariaunos poilsio vieta. Ojej. Gal galite pasakyti, kam skirtos šitos skylės? 1, 2, 3, 4, 5. Čia yra ventiliacija įtari. Čia yra pilies ventiliacija greičiau. Supratau, ventiliacija. Taip ir maniau. Čia antri vartai, jeigu pro čia patenka, tai pro ten. To labiau nepatenka. Čia jeigu patenka, žiūrėk, kariai. Jeigu čia patenka kariai, yra viršui, jie čia yra užmėtomi viskuom, kuom įmanoma, kad nepatektų pro antrus vartus. Taip. Čia yra šaudymo angos šitos. Čia šaudymo angos? Šaudymo angos, va šičia šaudymo angos. Šaudymo angos, čia yra šaudymo angos. Šito balkonėlio. Kažkodėl primena sakyklas. Nuo šito balkonėlio irgi būdavo mėtomi visokie dalykai. Man pusapaliai skliautai. Lėktuvas skrenda. Čia vat esam centre, tarp Voriko pilies sienų.
Pilis matos sena, be galo sena. Oje. Tai lėktuvas skrenda. Jau antras. Baisu man irgi. Eina. Taip. Čia ką ant tų bokštų palaipės? Sutsinieks. Va. A Jėzus, kad čia gražu. Laipišių. Čia aukštai panorama. Čia matosi visas. Viskas matos kaip iš Egės balkono 4 aukšte. Žiūrėk. Tas bokštas koks. Čia labai neblogai. O čia kas čia dar? Čia netgi tas kompleksas priklauso piliai, kaip taip išeitų. Naujesnis. O ten Voriko koks bažnyčia kokia. Nu, žodžiu, čia gerai buvo jie įsitaisę. Tik tai nežinojau, kad jie visi mirtingieji taip pat. Nu ir viskas. Tai slipa nuviršų atkakliai. Sėdėjai pačią. Žinau, kad baisiausia gyvenime pas mus. Nu ir aš paskos. Išsikibęs. Tašės. Lipa. Galo nėra. Ir maniau, kad čia mane atvesis kažkur į bokštą. My feet are always tired right now. Dieve. Yeah. Apšvies tamsu. Nors tamsu, bet rami galva. Nematyčiau, kur lipa. Nebus čia pabaigos. Gerai, kad treniruoti, priėjom dienos šviežį. Čia netreniruotėms išvis negerai. We're the tallest part of the castle. Kokia graži bažnyčia. I can see different castles. Ir kaip žemai čia. Labai žemai. Ojej. Kiek čia aukštų galėtų būti? Nu 20 kokį. O kur tu stovi, žiūrėk? Oi, mama. Siaubas. Nu. Bet čia mes žinok, mes savo baimį ir rizikai esam. Kodėl? Jokias garantijas. Nu, jokios garantijos, kad šiandien išlaikys mus, bet ką. Aš esu ir sesė. Žinokit gerai, kad aš treniruota laiptais lipti, o tai šakės čia neužliptum. Šakės kaip aukštai, į 20 aukštą pakilt reikia. Dar plitalas juda. O kokie laiptai? Jegus. Kokie sėdi suradėjai. Jegus. Tas irgi. Bet turi iš vis laiptai. Jegus varom. Tik tu laikykis, nenunerk ten iki galo žemyn. Čia dar ir tamsu, žinok. Ai tamsu. Tai tamsu, čia reikia apgalbom. Dieve. Pridaro žmonėm kankynų. Excuse me, what are you doing here? O dabar čiukšt ir sujuda. Gerai. A Jėzus. Tas į mane panašus. Prajojęs esu. Ai, prajojęs Nes esi. tas tikrai užsimerkęs. Tai apžiūrėjom netikėtą nišą mums besileidžiant ir leidžiamės toliau. Apžiūrėjom jėdį, kas išgąsdino rytą biškį. Netikras buvo vaško figūra greičiausiai. Su alebardom, sakėm, su kažkokiam strėlėm ar kuo ten. Ir pagaliau mes vėl žiūrėjom nišą, bet iki galo dar neišlipom, dar toliau lipti žemyn, mes dabar iššaunam. Galvas susisuko. Nuotraukų jau nėra. Dar vienas bokštas, ten toli, bažnyčia dar viena. Pasistatė bažnyčia, labai pamaldus buvo. Labai.
Tai dabar jau varom iš šono čia esam, apžiūrėjom šitą bokštą, einam į kitą bokštą, grybo formos langais ir lysim. Čia žmonės ilsisi. Gražu. Jeigu. O ten štai matos garbinga pilis. Perėjom tūnę, taip. Naujant ją, matai, kad nesusikirstų žmonės, kur galima nulipti, ten negalima užlipti. Čia negalima užlipti, viskas. Dieva. Tai šiais amžiais ir laikais padarytis, ten mažas durytis. Nu, Loretas įstos, pažiūrėsim kokio ūgio. Jinai, jos ūgis 1,71 m, kiek žinau. Atsistoja, žiūrelės. Jos ūgio. Seniau žmonės buvo gerokai mažesni. Vyrai reiškia tokio ūgio buvo. Žiūrelės. Ir vėl dabar žemyn. O lubos šito bokšto, kurio leidžiamės, yra tokios. Čia galime eiti. Čia. Einam. Tai aplinkui. Visas tavo. Manau, užsekta pašą. Užsekta. Ką tik išlipom iš tų laiptelių. Caesars Tower, Caesars Tower. Ten labai siaura. Čia gal grupelės prasmingos. Jeigu ranką iškišti, tai paras. Mukas. Iškišk ranką praten, filmuoti. Sesės ranką. Oi, kokie faini nameliukai, ateik. Aha. Labai jau? Jau. Va. Žiūrėk, tai čia ir upė dar yra. Aha, čia ir upė. Jau su kažkokiu tai tunelio elementu. Aha. Jau namėna. Viską čia turėjo rūpkės. Viską. Ir lelijų netgi turėjo. Matėjai? Į garantiją kokius nors bajeris darydavo pilies griovių užtvenkti. Taip. Štai statinys, matai, kas toks. Matome katapultą. Netikėtai paprastingai, paslaptingai. Užtvanka. Ten toli katapultą matome. O čia matome stogus. O čia Karlsonas galėtų gyventi. Galėtų. Lukas užlendi, prabūni iki kitos dienos. Paskui gali kitą dieną uždyką vaikyti. Tai išlipom pro tas dureles. Iki pat apačios, ten radom pačioje ekskursijoje tokia pasakojimas. Ir čia prisisėjo prie šilčių. Einam, sakė. O čia matote karaliaus vaikai visi. Karaliai daug vaikų turėdavo, jo būdavo vežimėlių daug. Čia langai, po kuriais karaliai serenadas dainuodavo. Čia bronzos seserų liko. Nuostabios durys, paremtas balonu. Čia matome nuostabų ryterį, kur 1,62 m. Aš 1,66 m. Nuostabus šarvas mato ryterio, pirmieji. Čia matome ryterio šarvus. Čia kokia tai mirties kaukė. Olivijos kalnas. Kokio stiprumo jie turėjo būti, kad tokiuose metaluose kažką dar padaryti. Čia jie tais ant arklius tokiais metalas ir turnyro metu būdavo. Čia ne karo žygio metalas. It's not that they're so light, it's just that their armor is not different. Look at the swords. Did everybody see swords?
You guys see the swords? That little sword. Absolutely never allowed to. Okay. Come on, let's go. Let's continue this way. Okay. This looks very nice. Culturalist. J'avais dans les films, que cuisine comme ça, mais c'est la même chose. Maintenant, ils ont réussi. Mais ça, tu vois, ça peut encore montrer les vies de Dieu. Ça compte. Nu, o aš mačiau, aš tą rogiu. Čia jau kai kas ir va šaliniai tokie. Ten varėmė, mes mediniai. Čia. Tai čia parakinis devinsilumo filme. Bet kultūravulės kitiems. Čia kaip tik indėnų užkariavimas būdavo, Amerikos užkariavimas. Henry Grenville trečiajam. Na. O dabar žiūrime atidžiai su sesiai. Matome Lady gyvajoja. O čia matome susimąsčiusius Šekspyrą. Aš aišku juokauju, jūs nepriimkite už tikrą, bet stalas rašomasis nuostabus. Jūs pažiūrėkite, kokie raižiniai. Bet tai žiūrėk, arklį su kardu per kojas čirkšt ir nebėra, nugriuvo visas statinys. Aha, su ietim ar levaldu iš viršaus čirkštam, čirkšteliai sami. O ietis tašys. Lygiai tokias ir būdavo, kurios šaltiškos tikėtim gauti. Baisu. Baisu. Nu jo, čia kad neužuostum arklį. O čia yra ragai, ko gero tikri. Kurie ragai tie? Nu šitie. Labai platus, jeigu tikri. Bet kokie sunkus čia turėjo būti šitie. Stori. Labai senovinis sietynas, matom, uždegtas gražus lentynų plėtų senovė. Nuostabios lubos. Kardų kolekcija, žiūrėk, kardai, kardeliai. O, čia židinys kokio dydžio. Žvakė pavaryta. Pagaikščių repliais, nypliais. Židinys tai tikrai didžiulis. Milžiniškas. Viskas į viršainę. Su liūtais. Su nuostabiais liūtais židinys. Senovinis, visas senovinis. Pats seniausias jis gali būti. Liūtai su barzdom. Malka pavaryta. Nakties metu nenorėčiau čia būti, nes žiūrėkit, kas čia darosi. Ot piragaičius, aš jam naktį nudžiaučiau šitos. With over 400 guests, the powder ball was a much larger affair than the Royal Weekend Party, as this gallery was reserved for members of the Marlborough House.
The Marlborough was associated with the scandal and politics of the day. It consisted of various high-profile members of the Victorian aristocracy who frequently invited each other to their residences as Marie Antoinette. With over 400 guests, the Powder Ball was a much larger affair than the Royal Weekend Party, as this gathering was reserved for members of the Marlborough house set. Aristocracy, who free house set. This was one of many social groups who invited each other to their residences to enjoy long weekends of entertainment, dining and frivolity. Čia kortom žaidžia. Ale, bet paveikslai gražus. Jūs ponas į mus taip žiūrit, mes čia tik tais trumpam galima su panelė Loreta, pabūsim ir išeisim iš karto. Jūs ponas panašus į tarp kitko. O štai tos ponios, čia Roma, čia vyru. Čia nutarėm. Išjunkim jiems šviesas. Štai matome vonios kambarį. Tarnaitė atidžiai. Vau, kažką. Kažką tai plauna, senoviniai voniai. Lempa dabartinė. Nu, gal čia ir laikai jau dabartiniai, 1800 kažkelinti. Štai čia žiūrovai brangieji. Užsidengdavo šitas lempas. Despite that, began children's education and poor law reform. This was not always well received due to her social status and extravagant behavior. O atgyvena 71 metų žmogus ir net neįtarė, kad stovėsis yra vaškinės figūros pavidalu. Patarmas paruošė vonios kambarį. O čia tamsu šakas. Dar matom vaiko kambarį. Grafinai, aišku, vaikui ne, gal, bet tai yra šalinės, kodėl ne, mažas staliukas, bet su pamoji kėdė. Tai arba suvaikėjęs grafas koks, arba vaikas. Bet kėdutės mažo ūgio žmonėms, nu čia vaiko kambarys, net vaiko. Čia suaugusiem ir vaikui, kad tiktų. Pažais, biškį didesnė, visai mažiukam, atlipdiniai, lubos. Viskas senojame stiliai. Laikrodį tokį. Jisai visai dar veikia, tas laikas, ne, Loreta? Girdit, kaip jis tiksi. Tuk, 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 tuk. Sekundiniko nėra, tik tais valandas ir minutės. Čia yra žinia, dabar mes metame iš tokio kaip ir balkonėlio, pasikėlėm į salę tą. Šitai daugybę kambarių peržiūrėjom, ir vaiko, ir vyrų, ir lošimo kambarį, ir moterų, su patarnavimais, tarnais. Tai dabar einam toliau. Kas mūsų laukia? Kokie netikėtumai. Ir štai visai netikėtai, paslaptingai bendrai apskritai panašiai. Prince of Wales, who you can see in the screen, was perhaps the most frequent foreign. Atsiprašom, vyrai, kad mes jūs sutrukdėm, čia norėjom asmeniškai pakalbėti, bet neišėjo, tai mes eisim. Iki. Nejau. I'm thinking how much weeks I gotta work to pay for it. Apkutalo. Peiliukais. Čia jaunystė, kvailystė. Čia rutuliuks praeitam gyvenimui. Rutuliuks, grinai. Grinai rutuliuks praeitam gyvenimui. Pasirodo Mary Grenville. Merci. Galdė? Sakiau, kad mes esame iš bajorų mažiausiai kilę. Rutuliuks.
nežiūrint jau to, kad mes suradom savo giminaičių portretus ir save net praeituose gyvenimuose, mes pamačiam nuostabių dar raižinių, vitražų. Bet čia iš tikrųjų senoviniai Senoviniai gali būti jau. Herbas, darblis. Ir dabar šitais nuostabiais mediniais, ko gero senoviniais laiptais lygom, patys laiptai gal nėra, kokie ir senoviniai gaunasi laiptai davėti. Tokia teritorija dar už pilies vartų išėjus. Dėl pilies sodo, tai pačiai pilieškų sodų negali prisodinti, tokia pilis turėtų gigantiškai iš tiesų būti. Bet tai yra fontanas, yra ten erdvis kažkokios. Ir kai buvo ant pilies bokštų, pastebėjome, kad nuostabiai, tiesiog nuostabiai. Pažiūrėk, daug yra. Povas. Pažiūrėk, kas čia kerčia. Koksai gražus. Na kartą povą matau štai arti. Pažiūrėk, jis visai nebijo. Koks mėlynas. Bet jis kerta. Aš neliesiu jų. Va, kokios plunksnos gražios. Aš tau parodysiu. Patakiau parodyti. O iš čia vaikystėje jisai yra. Jis tokių snapelių buvo, kai nedidelis. O čia va, jau jaunystė, čia sustupėjęs jau. O čia tai senatvė dabar. Čia dar vienas povas povelis, fontanėlis. Nelabai skaidrų vandenį, bet šiokią dieną, kaip šiandien tokią dieną, tai nuostabiai gerai, kad toksai yra. Nes šiandien yra 28 laipsnių šilumos. O ten elnias. Einam pažiūrėti. Va, lauke statula, metalinė, visiškai nauja, kažkoks raguotas padaras. Knox 2024 metai. Va, atrašo, kad Buck Hotel ir laisvų kambarių yra. Mes neapsistojam. Gėlytės. Tokios. Sulai gražus. Teritorija visa labai graži. Ten vyksta kažkokie pasirodymai. Nepaprastai daug didelės žolės. Toks. Visi skirtingi. Eglė kokios. Kamienas. Matai? Čia ta pušis raktas. Pažiūrėk, koks šimas. Labai gražus. Tai pabai. Matom nuostabų medį. Jisai yra panašus į dirbtinės plastmasinės eglutės modelį. Čia yra tikras medis. Filmuojam medį, filmuojam nuostabų medį. Dar kažkoks bumbulas, matai? Tiesiai pamatė bumbulą viršų. Koks įdomus tas medis, pažiūrėk. Nu. Oho. Kieti spigliai tokie, čia nespigliai, ne? Labai kieti. Kaip senai. Kaktusas koks. Ir kągi mes matom toliau. Kažkokie paukščiai kažkas tenais cipsi. Kur lipi, a? Gigantiškas medis. Ir žiūrim kažkokį savivalį. Ką ten muša? Pinokis. Čia teletubbiai.
Teletabis. Vat gera vieta, atėjom pažiūrėti. Sisiuk, pažiūrėsim jau. Ne? Gerai. Čia Teletabis žiūri, va visi ir saugė, ir nesaugė. Kažkas čia vyks. Čia laivelis, ką tik ant vėrės persitempė į kitą pusę kranto per upę. Čia žmonės laukia kažkokį tai pasirodymą. Toliau matome Falcones bei Falcones Quest. Yra šiaip ir namelis kažkoks, kaip piratų kažkokiu tai pasirodymų. O ten matom tiltą. Tiltas tai geras, reikim pažiūrėti, kas per tiltą. Reikia vis dėlto pasižiūrėti, ar jį teisingai pastatė. Šiškas. Pirmą kartą matai tokias? Pirmą? Aš vieną kartą mačiau, tik netokį gyvenimą. He was called Hobby, and he was the son of a local fisherman. Too much for the son of a fisherman. I wished him luck, but doubted I would see him again. Hobby thanked me and set forth on his quest. Hobby had seen nothing like it before. He was so excited to see it in full flight, with its massive, long, broad wings. This was to be a test for Hobby, a test of courage to... Hobby was honored to have met the sea eagle, and he felt... Pelėda, apuokas. Hunting ducks, pigeons, catching them on the wing, they strike a target with a single deadly blow. Such speed can kill their prey on impact. A ruthless killer who is totally focused on the hunt.